Šiame video aš šnekėsiu apie Richardo Bartlio žaidėjų psichologinių archetipų teorijos apibrėžtą killerio archetipą ir žinių apie šį archetipą panaudojimą kuriant žaidimo siužetus. Taigi, killerio archetipas tai yra žaidėjas, kurio pagrindinis interesas yra paveikti kitus žaidėjus. Veikdamas intuityviai, jis turi dvi subkategorijas. Tai yra killeris, kuris veikia intuityviai vadinamas griferiu, tokių virtualios erdvės chuliganų, ir žaidėjas, killeris, kuris veikia apgalvotai, vadinamas politiku. Tai yra žmogum, kuriam svarbiau yra kontroliuoti kitus žaidėjus kažkokiom tai manipulacijom, negu tiesioginė kažkokia tai agresyvia veikla. Žaidimuose, kurie yra skirti vienam žaidėjui, šio archetipo žaidėjai, jiems labiausiai patinka destrukcija ir kuo žaidimas brutalesnis, tuo jiems geriau. Jiems labai patinka įvairūs naikinami kažkokie tai aplinkos objektai, ypač jeigu žaidime nėra iš vis jokios konfrontacijos, kažkokios mechanikos, tai yra svarbu padaryti naikinamus objektus, kad jis bent jau galėtų paspirti kokią nors dėžę, kuri galėtų efektyviai, reiškia, sudužti ir išsilakstyti gabalais į visas pusės. Jam labai dažnai patinka blogiuko rolė. Jeigu jūsų žaidime yra kažkoks scenarijų siužeto linija, kur žaidėjas gali būti gerėtis arba blogėtis, tai killeris dažniausiai pasirinks būti blogiečiu. Ir jam patinka paveikti aplinką. Jeigu jūsų žaidime yra kažkokia tai visuomenė, kuriai galima padėti arba kuriai galima pakenkti, jisai dažniausiai kenks. Jam patinka kurti tas visuomenės ir jam taip pat patinka jas griauti. Iš esmės jisai nori daryti įtaką aplinkai. Žaidimuose, kurie yra skirti daugeliu žmonių, jam svarbiausia yra nugalėti savo oponentus, nugalėti kitus žmonės. Jam tai yra daug svarbiau negu bet kokios interakcijos su kažkokiais kompiuterio valdomais personažais. Ir jis dažnai jisai elgiasi kaip sportininkas, tai yra su tam tikrų garbės kažkokiu tai kodeksu. Jam patinka medžioti kitus žaidėjus, patinka tykoti jų, užpulti iš pasalų. Jeigu jisai nėra linkęs į tą sportinę tokią konfrontaciją kažkokią tai, kur galbūt skirta kažkokiuose vadinamuose battlegrounduose, tokiuose rezervatuose skirtuose killeriams, kurie grinai skirti yra agresyviai veiklai. Tai tada jis stengsis visaip iš pasalų, išnaudodamas visus įmanomus pranašumus, kuriuos gali gauti. Užpulti kažkokį kitą žaidėją, kuris nesitikė, ir jį nugalėti. Ir taip pat jis stengiasi jį per visą žaidimą toliau medžioti tą patį ir kenkti jį tol, kol jisai paliks žaidimą. Jo pagrindinis troškimas yra susikurti reputaciją, kad jį pažintum, kad jo bijotų, arba kad jį gerbtų, arba prašytų jo pagalbos apginti nuo kitų blogiečių. Jeigu jūsų žaidime yra kažkokia tai ekonomika, killeriams labai patinka žaisti ekonominius žaidimus, jiems patinka valdyti rinkas, jie tokie yra agresyvūs verslininkai, kažkaip eksploatuoti kažkokius tai, ieškoti kažkokių pranašumų, rasti kažkokius ypatingus būdus, kaip būti ekonomiškai pranašesniems už kitus žaidėjus. Ir jie taip pat dažnai tampa virtualių visuomenių lyderiais. Jie būna žaidimų gildijos, jeigu subūrė kažkokią tai bendruomenę, kuri bendrauja už žaidimo ribų. Tai labai dažnai killeriai yra tie žmonės, kurie arba tampa tos gildijos įkūrėjais ir kurie stengiasi valdyti kitus žaidėjus, siekdami savo kažkokių tai tikslų, arba bendros naudos taip pat. Arba jeigu jie įeina į kažkokią visuomenę, kurie jau turi hierarchinę nusistovėjusią struktūrą, tai jie stengiasi pakilti toje struktūroje kaip galima aukščiau, kad tapti, čia pasakytos, virtualios bendruomenės valdžios nariais. Killeris, kuris veikia intuityviai, kuris per daug neapgalvoja savo veiksmų, yra griferis. Tai yra būtent tas žmogus, kuriam svarbiausia žudyti kitus žaidėjus. Ir jisai stengiasi kaip galima labiau tai pabrėžti ir pažeminti kitą žmogų. Jeigu jisai jį tiesiog nugali, dažnai jis to neapsiriboja vien tik tai savo pergalę, jisai dar stengiasi įžeisti jį kažkaip verbaliniu būdu per pokalbių kažkokį kanalą ar ten kažką tai sakydamas tam nugalėtam žmogui. Jo pagrindinis tikslas yra didelė bloga reputacija. Jisai nori, kad
visi jį pamatę žinotų, kad čia yra blogas žmogus, nuo kurio reikia bėgti. Ir dažniausiai jisai negali paaiškinti, kodėl jis taip elgesi, bet gali bandyti visai racionalizuoti. Jie dažnai netgi bando paaiškinti, kad tokiu būdu jie neša kažkokią tai naudą visuomeniai. Politikai, jie apmąsto savo veiksmus. Politikas yra killeris, kuris stengiasi apmastyti viską, susiplanuoti, ką jisai darys. Kokiu būdu jisai pasieks savo tos dominuojančios rolės. Jie stengiasi subtiliai manipuliuoti kitais žmonėms. Jie visą laiką mano, kad neša naudą visuomeniai. Tai yra, jeigu jie tiesiog, tas toks, kaip čia pasakyti, intuityvioji plotmė, jų tikslas yra tiesiog dominuoti ir turėti valdžią, tai reprezentuoja jie save kaip žmonės, kurie neša visuomeniai naudą, jie subūrė, jie lyderiauja, veda visus į pergalę ir taip toliau ir panašiai. Ir pagrindinis jų tikslas yra susikurti didelę, gerą reputaciją. Taigi, kaip panaudoti šitas žinias apie killerio psichologinį archetipą, kuriant žaidimo siužetus? Visų pirma, jūs turite turėti omeny, kad killeris yra labiausiai destruktyvus elementas jūsų žaidėjų visoje grupėje. Ir gali kartais atrodyti, kad jums jo apskritai nereikia, kad jums reikėtų kažkaip jį eliminuoti, bet kokiu atveju tiesiog tas žaidėjas jisai ateis, jeigu jisai yra šito archetipo, jeigu jūs nieko nepadarysite, jam jokio kontento kažkokio, jeigu jūs jo nevaldysite, jisai kels tą destrukciją, nesvarbu, jūs norite to ar ne. Ir ką reikia dar žinoti, kad turėti omeny, kad iš tikrųjų tas killeris jisai yra kaip prieskonis sriubai, kaip druska. Jo truputėlis tos agresijos žaidime nepamaišys, jinai padarys žaidimą gyvesnį. Bet jeigu jos bus per daug, tai bus kaip tiesiog įpilti pusę kilogramo druskos į sriubą, jūs nebus įmanoma tokio produkto vartoti. Taigi jums reikėtų visą tą killerių keliamą destrukciją įpinti į siužetą. Padaryti taip, kad tas killeris nebūtų paliktas be priežiūros, tiesiog toks banditas, kuris vaikšto po jūsų žaidimą ir griauna viską, ką kiti žaidėjai bando sukurti. O įpinti destrukciją į siužetą taip, kad killeriui ta destruktyvi veikla būtų kontroliuojama, kad jisai galėtų užsiimti tuo, kas jam patinka, bet tai būtų žaidimo proceso dalis ir tie žmonės, kurie tampa jų aukom, jie taip pat priimtų tai kaip žaidimo dalį, o ne kaip kažkokio tai kompleksų kamuojamos personos agresiją prieš šitą žaidėją. Taigi, kaip įpinti visą šitą destrukciją į jūsų žaidimo siužetą? Vienas iš dalykų, tai jūs galite padaryti tam tikras vietas, kuriuose šitą agresiją gali vykti. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite omeny tai, kad killeris bus tas žmogus, jisai yra medžiotojas, jisai suras kažkokią silpnesnę auką, ją nugalabys, tada jis ją seks, nugalabys dar ir kenks tol, kol tas vargšas žmogus, jam trūks kantrybė ir jisai paliks jūsų žaidimą, nes jis tiesiog nepatiria jokio gero laiko žaisdamas jūsų žaidimą. Jūs galite sukurti tam tikrą siužetą, kuriame pasakytumėt, kad čia yra vieta, kur tokia medžioklė yra leistina pagal jūsų žaidimą. Pavyzdžiui, jūs galite sukurti siužetą, kur pasakytumėt, kad jeigu žmogus, žaidėjas, pavyzdžiui, sumedžios kitą žaidėją šitoje teritorijoje, jis gaus kokį nors atlyginimą, pavyzdžiui, kažkokią tai atributą, ne atributą, kažkokią tai, tarkim, kostiumo detalę, kuri leistų jį išskirti iš kitų kaip labai sėkmingą kitų žaidėjų medžiotoją. Killeriams tai labai svarbu, nes jie nori, kad visi kiti žinotų, kad jie yra tie pavojingi žmonės. Ir jisai sėdės toj konkrečioj vietoj ir stengsis ten medžioti žmonės tam, kad gauti tą kostiumo detalę. Tuo tarpu kiti žmonės, kurie gali tapti killerio aukomis, jeigu jie pateks į šitą zoną ir jie žinos, kad čia yra zona, kurioje killeriai medžioja kitus žaidėjus, jie bus pasiruošę ir ta visa konfrontacija, jinai nebus kažkokia tiesiog priimta kaip žmogaus priešprieša prieš kitą žmogų, bet bus priimta kaip žaidimo dalis, kad čia yra ta vieta, kur žaidėjai medžioja vienas kitą. Kitas dalykas,
jūs būtent galėtumėt pagalvoti, kaip privilioti tas aukas killeriui. Nes jeigu jūs neduodat killeriui aukų tam tikroje vietoje, tai tada tos killeris eina ieškoti aukų. Taigi jūs galite sukurti kažkokį tai siužetą, kuriame į tokią zoną, kur killeris sėdi ir tiko savo aukų, yra kažkoks labai vertingas dalykas, kuris galbūt, pavyzdžiui, killeriui nevertingas, bet kitiems žmonėms vertingas achieveriam, exploreriam ar socializeriam, kurie norėtų to objekto ir rizikuotų, eidami gauti kažko tai. Jie žinos, kad tai yra pavojinga, kad jie gali būti užpulti ir taip toliau, bet jeigu jiems pavyks nepastebėtiems, neužkluptiems pačiupti tą daiktą, jiems patiems bus malonu. Ir kad jie išvengia šitos konfrontacijos. Ir killeriui jam taip pat yra malonu žiūrėti, kaip kažkas tai eina ir pats kiša savo galvą į jos spąstus. Kitas dalykas, kurį jūs galite bandyti padaryti, tai yra sukurti killeriui nepalankės sąlygas. Pirmas dalykas, kurio killeris siekia, jisai siekia gauti kaip galima visus įmanomus didžiausius pranašumus prieš kitą žaidėją. Tam, kad jo pergalė būtų užtikrinta kaip galima daugiau, 100% ar taip, dar kiek ten bebūtų. Netgi mažas kažkoks tai smulkus daiktas, atributo kažkoks reiškia priedas. Jeigu jis bent kažkiek padidina šansą jiems laimėti, jie stengiasi tą atributą gauti. Jie surenka visus įmanomus atributus ir tokiu būdu jie stengiasi laimėti prieš kitus žaidėjus. Jūs galite sukurti siužetą, kuris planuotai pastato tą killerį į padėtį, kai jisai nėra pranašus. Pavyzdžiui, jūs galite sukurti kažkokį tai siužetą, kur jisai turi nugalėti kitą žaidėją, nenaudodamas į savo visais surinktais pranašumais, o atvirkščiai turėdamas kaip galima daugiau įvairiausių minusų. Didžiausią šansą pralošti prieš kitą žaidėją, net tokį, kuris apskritai nėra linkęs į destrukciją ir galbūt netgi nemoka žaisti taip gerai, kaip killeriai moka. Kitas dalykas, jūs galite pabandyti padaryti kažkokį tai siužetą, kuris verstų killerį judėti per teritorijas. Nes ką dažniausiai daro killeriai, tai jie susiranda kažkokią tai vietą, kuri jiems yra palankiausia, susiranda kažkokius tai aukas, kurios jiems yra palankiausios ir tenai sėdi ir ten medžioja tos žmonės, taip vadinamas kempinimas. Kada jisai sėdi, reiškia savo kaip stovyklavietį ir ten kažkur tai visą laiką užsiema savo tą destruktyvę veiklą. Jūs galite sukurti siužetą, kur reikalautumėte iš jo medžioti žmonės, bet reikalautumėte medžioti tos žmonės 1, 2, 3, 4 vietoje. Tokiu būdu tas destruktyvus personažas, norėdamas vėlgi gauti ten kažkokias galbūt kosmetinės atributus ar dar kažką, tai jisai dalyvaudamas tame žaidimo kontente, jisai pradės judėti. Ir tokiu būdu vienas žmogus nesusidurs su tiek agresijos, kiek gali susidurti to, reiškia, medžiojimo vienoje vietoje metu. Kitas dalykas - skirtingi konfrontacijos metodai. Vėlgi, kadangi killeris ieško pačio lengviausio būdo nugalėti, jūs galite sukurti kažkokį tai siužetą, kur verstumėt killerį sumedžioti kitą žmogų, nugalėti kitą žmogų metodais, kurie jam nėra parankus, kurių jis galbūt gerai nemoka, kažkokių vienų, kitokių, trečiukių būdų, kurių jisai nėra iki galo, kažkokiais tai įgūdžiais, kurių nėra iki galo išvystęs. Kitas dalykas - aukos rolė. Jūs galite priversti killerį pastatyti į būtent to medžiojamojo rolę. Jūs galite sukurti siužetą, kuriame vėlgi pastatote killerį į pačią nepalankiausią padėtį, galite ten, tarkim, galbūt atimti iš jo, laikinai atimti iš jo visus daiktus, visus tuos priedus, kuriuos jisai turi surinkęs. Ir pradėti jį medžioti. Pradėti galbūt jį medžioti nebūtinai kitų žaidėjų pagalba, bet tiesiog žaidimo aplinkos pagalba. Ir pabandyti priversti jį pajusti tą aukos rolę, kaip galbūt jam tai nepatiks, bet galbūt kitą kartą jisai gal pagalvos apie kitą žaidėją, o galbūt keršys. Bet čia yra variantas. Jūs galite killerio dėmesį sutelkti būtent į tokią veiklą. Taip pat jūs galite sukurti siužetą, kur jūs galite duoti killeriui vadovaujantį vaidmenį kažkokiai tai grupiai kitų žmonių, kurie užsiema destruktyvę veiklą.
Tokiu būdu jūs nukreipsite jo tą polinkį destruktyvę veiklą visuomeniai naudingų kelių. Tai yra grupė žmonių, kurie turi užsiimti kažkokią tai destruktyvę veiklą, galbūt eiti į kažkokią tai vietą ir kauti su kitais žmonėmis. Ir kažkam tai duoti vadovaujančią rolę. Killeris yra būtent tas žmogus, kuris organizuos ir darys viską, kad sukurti tą grupę, kad sukelti kuo daugiau destrukcijos. Bet šiuo atveju tai bus žaidimo dalis. Tai yra jūsų žaidimo scenarijaus dalis. O ne tiesiog vieno žmogaus kažkokie, tai reiškia banditiški veiksmai. Kažkokia reto resurso kontrolė. Jūs galite leisti jam kontroliuoti kažkokią tai retą resursą, kurio kiti norėtų. Čia iš esmės tas pats, ką aš prieš tai sakiau. Sakydamas apie konkrečią vietą, kur killeris gali sėdėti. Bet šiuo atveju aš turiu omeny ne vietą, bet kažkokį tai resursą. Jis nebūtinai netgi turi būti daiktas, tai gali būti kažkoks tai ar praėjimas, ar ten kokia nors transporto priemonė, ar dar kažkas. Taigi jūs duodami jam galimybę kontroliuoti tą resursą, jūs taip pat kontroliuojate jo agresijos erdvę. Ir pabaigai aš norėčiau duoti praktinę užduotį. Įsivaizduokite, kad jūs turite žaidimą, kuriame yra visiškai atvira konfrontacija, jame yra daug konfrontacijos mechanikos, žaidėjai gali ten kovoti tarpusavėje pačiais įvairiausiais metodais. Ir dabar jums reikia sukurti siužetą, kuris būtų skirtas žmogui linkusiam į agresiją, linkusiam kauti su kitais žmonėmis, linkusiam jiems skriausti. Ir jūs turite sekančius iššūkius. Tai yra siužetas, kuriame agresyvus žaidėjas siektų sukurti savo reputaciją. Žaidėjas turi būti dėmesio centre, kitų žaidėjų dėmesio centre. Jis turi būti lengvai pastebimas masės žmonių. Tai yra ne kažkoks tai įvykis, kuris vyksta kažkur, kur apskritai niekas niekada neateina, bet turi būti kažkoks tai įvykis, kuris vyksta ten, kur dažniausiai visi būna, nesvarbu ar įvykis vyksta ar ne. Turi būti apribota jo veiksmų erdvė. Tai turi būti kažkokia, jis negali išeiti iš, tarkim, tam tikros erdvės kažkokio tai rato ar ten kažko tai. Ir jūs turite sukurti nepalankės sąlygas konfrontacijai. Tai pavyzdžiui, jeigu visi bandytų jį užpulti, jisai būtų nepalankiose sąlygose, galbūt ar kažkokia tai geografinė žaidimo aplinka, ar tai įrankiai kažkokie tai, kuriuos tas žmogus turi konfrontacijai. Klasikinis pavyzdys šiaip tokios užduoties, jeigu įsivaizduojat, ką jūs turite padaryti. Tai yra gladiatoriaus kautynės, įsivaizduokite, tai yra pusnuogiai žmonės, kurių amatas yra žudyti kitus žmonės. Jie yra ribotoje erdvėje, aplinkui juos yra minia žiūrovų ir jie žudydami suteikia jiems pramogą šitiem visiems žiūrovam. Bet aš norėčiau, kad jūs pabandytume sukurti panašų efektą žaidėjams, bet kitokiame kontekste.